Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Šiandien bjauriai sunku. Rapužėlė. Nu, bet statumas. Niekada gyvenime negalvojau, kad aš dar tokį stumsiuosi. Nu, nuostabus vaizdas. Nuostabu. Besigrožėdami pravažiavom biskį mūsų tą sankryžą, kur reikia nusukti. Tai dar pagrįžtam ir bandysim nusukti. Nors ten atrodo vieni tuneliai, vieni serpentinai. Nežinau, kaip ten bus. Viskas bus gerai, bet blogai su žibintais. Kryptis Žablijak. Dabar aš galą turiu, ne? Nieko neturim, viskas Visi keturi pakraupti. praunami. Ateik pamačiai. Ką dabar padaryti? Ištrauk tą Ta ištiek. laiduką, ne? Nu, į viršų. Taip, šitas gerai. Uždink. Iškabink šitą. Savo priekiu dabar. Nu viskas, važiuojam. Matai mane maždaug? Žiūrėk, sek mane, Ką? sek mane, Seku. neatsimušk. Važiuojam. Žinai, radus pavėsį, tai būtų gerai kokį vaistų suvalgyti. Į kairę rodo Žablijak. Matai, priekiai dviratininkai. Keista. Pakeleivingi dviratininkai, jie aišku be krepšių, parodė čia šitą kelią. Nu mūsų čia tas kelias, sakė, 12 km, baisiai statu įkalnį 12%, nu čia žiauriai statu. O iki Žablijakų jokios gyvenvietės ir vandens nelabai, bus sunku. Bet dabar šitam tunelį taip traukia vėjas, prieš kurį einam, kad bait sunku taip, o da stumtis ir da į tokį kalną labai sunku. Nu kokiu statumu dabar įkalnį? Daugiau kaip 10. 12%. Jūs įmės. Tunelių pavėsį. Tunelių gale. Nes saulė Tunelis. tokia pragare. Tenai tai iš vis neįmanoma ant saulės. Suvalgym po persiką. Įkalnė 12%. 12 km, kaip buvom nusakę stumtis. Sakė, 12 km bus labai sunku. Taip. O paskui jau nusileidimai nebus labai status. Nu ką darom? Tai antras, ta paskutinė. Paskui visas suvalgom po pusantro. Ką čia Dieve, valgyti norisi? Duonos neturim. Tai dar, sakėm, lietuviški konservai. Oi, tai dabar turbūt šiandien arba rytoj ryte tai bus. Jis užgeria labai. Čia kažkas kalba. Tai eina kažkas tuo tuneliu, matai? Bjauriai sunku. Bjauriai sunku. Tiesiog neįmanoma pastumti dviračių. Pėsčiam užlipt sunku, o dviračių 30 kg sveriančių neįmanoma. Stumdamas į viršų. Biskį vėl stabtelėjom. Ką čia nusistūmėm? Mes gal kokius 2 km užkilom, gal dar ne. Nu, čia gerai matyti lagūną. Visas vaizdas gražu. O mes ten iš apačios atsistūmėm. Jo, parodyk, iš kur atsistūmėm. Nu, va ten kelias mašina pravažiavo. Jo. Tai Rapužėlė. Nu, bet statumas. Niekada gyvenime negalvojau, kad aš dar tokį stumsiuosi. Nežinau. Čia Tai pernai stūmėm, kiek ten buvo procentų? Atsimeni apie 13 km. Ai, ten buvo nedaug procentų, 8 atrodo. Bet šitą tik tai tiek, kad ilga irgi tokiais serpantinais stūmė. Tai, bet Bet ne taip statu. čia žinai, kai yra
prie Piraikšnių piliakalnio 15% nuolaida. 20. Ar 20? 20. Bet tai Negaliu te garantuot. trumpa. Nu tai trumpa, bet va tokio statumo. Jei nestačiau dar. Tai ką čia? Na, kažkiek matosi gražių vaizdų. Mes dar stumėmės ir dar daug mums stumtis. Gražus kalnai, viršūnės, bet iki jų mums reikia dasistumti. 12 kilometrų. Tai nusistumėm 3, tai liko 9. Nu, nuostabus vaizdas. Kad tai taip impakalnė. Nuostabu. Gal jau paskutinį kartą mes čia raitomės tuo kalno viršum ir matom tą pačią lagūną su tuo tiltu. Gal jau nutolsim, ar dar eitysime iš čia aukštyn. Žiauriai statu. Žiauriai statu. Mašinukės vos prasilenkė. Mes jau gerokai aukštai. Dar aš matau Taros upę. Mes jau palei viršūnę. Tai bene paskutinis vaizdas į Taros upę. Mes čia raitėmės kalno šlaitu, užkilom kažkur į 1015 metrų. Čia pro medžius nelabai matyti. Mūsų dviratukai čia stovi, o mums dar stumtis ir stumtis. Nusistūmėm tik 5 kilometrus, o dar liko 7. Bet tikimės, kad nebus taip statu kaip jau dabar. Tikimės. 6 kilometrus stūmėmės. Ir dabar viskį leidžiamės, bet nežinia, ar ilgam jau kylam. Vandens galima nakvot. Oi, zuiki, degsi su savo anksti. Nežinau, kad Velnias čia žino. galim nuplūsti. O kur tu čia nuplūsti? Ant suolo ir ant stalo. Šiaip viskas apleista viskį. Ne viskį, daug apleista. Gal pasižiūrėti rimčiau. Žinai, tenai geriausia tai čia. Ant betono, bet tai ką palapinė. Nu, net nežinau. Šiaip vieta visai būt patogi. Bijau ką pasakyti. Kiek dabar turim laiko? 5 valandas. 2 valandas dar turim. Ne, aš jau skaitau, da valandą 6 važiuoti ir jau nuo 6 reikia ieškoti. Nu ką, bandom tada laimę toliau? Nu, bandom. Vienas serbas davė 2 litrus vandens su vokiška mašina, vokiškais numeriais. Ėmėm dėkot vokiškai, nesako, aš serbas. O aš tai dar ir žiūrau, kur čia pakeliai galima pasisatyti palapinę, bet nepajėgiam daugiau stumtis. Bet nežinau, ar čia kas nors įmanoma. Nes čia vieni akmenys, kelias labai siauras. Juodkalniečių mašina, tai bet sustojo, ta balta klausia, kuo galim padėti. Taip, ar viskas gerai? Nu viskas. Nežinau, čia geriau negu ten. Ar dar bandom toliau važiuoti? Bet jau jėgų visai nėra. Ar čia, blėt, labai arti kelio pavojingai, čia naktį nemato. Tekstai. Nu, pavažiuojam. Are you fine? You need some water? No, thank you. Something to eat? We have. Okay. Sugar? No sugar. No again? Need place to rest. Need place. Place to Place.
You need to sleep? Yes, You can't find one? You can't find one? Or you have a tent? tent. Ah, okay. Nice. Ciao, ciao. Vokiečiai. Bet nieko. Reikiant pargriauti dviratį, tai tada. Tada klaus. Čia žinai, kas yra biskį pavojinga, kai Taip. jie lėks, tai žinai, tos palapinės nepamatys naktį. Nu, da pavažiuojam, bet dar vienas kalnas laukia baisinis. Jau tiesi, palauk. Tie serbai, kur davė vandens, klausia, Litva ar Lietuva? Litva? O, okei. Jie patys, tai kaip jie vėliavą pažįsta Lietuvos. Tai labai galima daikti. Tai manau, kad tam krašte taip. Tai jeigu žinai, kokio, sakykime, krepšinį domisi ir ko. Jo. Jeigu krepšinį domisi, tai čia labai jau gali žinoti. Dar kažkas paprašy paklaus. Čia ne tie patys? Tie patys. We got something. Germans? No, Litva. Litauen. Ah, falsch. Yeah. Where are you going? We go from Croatian, To. Bosnia, Now, now Montenegro, Yes. Bosnia и Croatian. Okay, back. Okay. Nice. How long? How many days? Weeks? 2 weeks. Wow. Nice. 2 weeks. Very cool. It's nuts. For you. Yeah. Fresh pieces. Oh, yeah, thank you. Thank you. Thank you You're very welcome. much. Very It's the best peaches we eat. Yes. Thank you very much. Nice. You're welcome. Bye. 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 Tai šitą vandeniu beveik galima išgerti. Taip, pica. Kai čia apsisukau grįžtą. Tai grįžo, matyt, apsigalvoju. Jie specialiai mus grįžo. Nu, Tai čia būsim ar važiuojam toliau. čia. Ciao, ciao. Have a good time. Tai čia buvom. Čia ne pica, čia tokie sausainiukai. Tai dviratininkų supranta. Tokie kapduonukai gali būti. Tai labai gerai. Važiuojam? Neieškot gal čia, kur rasiu palapiniai vietukę. Norėjom ant kelio, prie kelio statytis, bet ten siaura, galiu užvažiuoti naktį mašiną. O kas čia? Akmenynas. Čia gyvuliai turbūt varom. Mes neturim jokių išeičių. O čia atsivarom ir statomės ir būkim laimingi, šiltai aprengti. Mūsų stovykla šiuo vakaru. Šiaip taip susiradom. Šiaip taip pasistatėm viskas, bet jau mes vos grįvė. Paskui pažiūrėsiu, kiek nuvažiavom, kiek nusistumėm. Mes jau pavalgėm, ką mes valgėm, nevirėm, konservą latvišką, troškintą kiaulieną. Dar iš namų vežėmės, labai faina. O ypač kai valgyt nori, tai jau tokia faina, kad neklausk. Fainesnės Jo. negali būti. Turėjom vieną riekutę duonos ir agurką pusiau. Bet su tai konserva ir turim sočiai vandens mum. Jo. Aš turbūt jau minėjau, kad serbai tokie pasiūlė. Važiuodami galvojom, kad vokiečiai, vokiška mašina. Ėjom vokiškai, čia jiem dėkotoje, sako, mes serbai. Slava Serbijai, sakyk, ar kažkaip ten. Nu tai pasakėm, slava Serbijai. Paskui vokiečiai tikrai sustojo, 2 jaunuoliai. Mes sprendėm, kad reikia pargriauti dviratį. Mes neturėjom kur statyti ir pargriovėm dviratį. Ir ten mes krapštėmės, dairėmės, kur palapinę gal statyti. Tai kai pargriautas dviratis, tai sustojo ir vieni, ir kiti, gal pagalbos, gal vandens. Bet jau vandens turėjom. Tai vokiečiai pravažiavo, po to apsisuko, grįžo. Davė mums porą persikų ir tokį džiūvėsėlių pokutį. Bet tai bus gerai, bus labai puiku. Nes duonos neturim, tai rytoj į sriubą tų džiūvėsėlių įsipilsim, tai bus pasaka.
Ir dabar dar čia galvojam, ar čia mes ant Kaukio karvių tako atsigulėm. Tai kad čia net galvot nereikia, čia faktas va. Neaišku, kaip čia rytoj nesutryps mūsų banda. Karvių takas. Na, Bet tai. O šiandien nuvažiavom 42,57 km. Tai reiškia į kalną užsistūmėm 9 km. Vidutinis greitis 7,1. Nu, tas vidutinis greitis tai čia labai sunku paskaičiuoti, nes mes kai stovim, tai neskaičiuoja tuo laiku, mes stovim, kas kaip pajėgiam. Kaip randam pavėsį, kas 10 metrų, kas 50, kas, nu gal ir 100 nusistumėm kartais. Ir stapt. žiūrint kokia įkalnė. Jo, jeigu staty įkalnį, tai labai trumpai stumėmės. Jeigu netokia, Tai mes čia palauk pradėjom stumtis, kiek buvo valandų. Man atrodo, kad buvo apie 1, man yra trumpa. gal kiek po 1. O dabar be 28. Nu tai jau mes pavalgę palapinę pasistatė. Tai jau pasiekimas. Tai jau pasiekimas. Buvo pastatyti palapinę, aš taip nusikalus, tai tik 4 šliauži. Koliukai nelendintus akmenis. Varėm, in kalną,